Na, tiesiog labai aiškiai galiu pasakyti, kad mes socialdemokratai prieš tokias reformas tiek sveikatos apsaugos srityje, tiek švietimo srityje, kurios yra visiškai neparuoštos ir jom nepasiruošta. Ir tiesiog tos paslaugos yra atitolinamos nuo žmonių. Kas galėtų paneigti, kad konservatoriai specialiai taip daro, kad kuo daugiau žmonių, kurie turi pinigų, naudotųsi privačiom švietimo paslaugom ar privačiom sveikatos paslaugom. Tačiau didžioji Lietuvos žmonių dalis tikrai negali naudotis privačiom paslaugom. Todėl mes socialdemokratai prieš tokias neparengtas reformas ir mes tikrai prieš privatizaciją tiek sveikatos, tiek švietimo paslaugų. Nes valstybėje, kuri iš tikrųjų veikia, žmonėm turi būti sudarytos lygios galimybės, nepriklausomai nuo to, kiek pinigų yra jų kišenėse, turėti prieinamas tiek sveikatos paslaugas, tiek švietimo paslaugas.